Labas rytelis, sveiki atvykę į naują kelionę. Šiandien atkeliavom į Prancūziją, į Lyon miestą. Lyon miestas yra trečias pagal dydį miestas Prancūzijoje, po Paryžiaus ir po Marsėjo. Jame gyvena 500 000 gyventojų. Nuo mūsų namų Vokietijoje iki čia yra apie 700 km. Pavažiavom normaliai. Kada kėlėmės ryte? Iš vakaro išvažiavom 11. Nesikėlėm, nemiegojomės, galim sakyti. 11 išvažiavom, 12 sėdom autobusą ir 9 esam čia. Tai 8 valandas kely buvo. Prisiparkavo autobusas čia labai gražioj vietoj. Čia yra toksai viešbutis labai gražus. Milžiniška upė teka per miesto centrą. Tai dabar pasivaikštom biškį po miestą, pasižiūrėsim visas lankytinas vietas. Sveiki atvykę į teniso aikštę. Danga panaši kaip teniso. Čia vyksta visokie renginiai, čia yra labai plati didelė aikštė. Visokios šventės, miesto šventės čia vyksta. O čia yra Prancūzijos laisvės simbolis. Ant žirgo jojantis Cezaris. Jo, daug vietos čia. Internete rašo, kad visą laiką vis kažkas vyksta, labai retai kada tuščiai yra. Tai mes pataikėm, kai niekas nevyksta. Tai galim pasigrožėti tuščia erdvė. Simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. Too many problems. I'm already lost, yeah. Filmavom tą kalną, sakom, dabar reiks eit kažkaip į kalną. Va, miau. Da kokie laiptai metaliniai. Normaliai laiptuko. Kokį 20 minučių užžygiuojam laiptais į viršų. Esam kiaurai šlapi, nors dabar rodo tik tai 23 šilumos. O taip karšta pavėsį yra, ne? O, užlipom šiaip ne taip. Kiek prakaito lašų išlijom. Neatrodo, kad taip ilgai lipom ir taip aukštai, bet iš prakaito. Ir kur filmavom iš apačios, o dabar užlipom į patį viršų prie bazilikos. Prie Lyon miesto kalno bazilikos. Ypatinga vieta, nes yra ant kalno ir kas nekeista jau atsidarius. O kai lipom į viršų, nei vienas žmogus nesitikom. Nesuprantu. Atviešo. Litvainija. Čia va bazilikos pagrindinė aikštė su pagrindiniu įėjimu. Gana įspūdingai atrodo. Žmonių nedaug, dabar tik padaugė. Jau 10 valandą ryto, bet turistų dar nėra daug palaukų. Savo prancūzai nesiskubina. Ten Eifelio bokšto imitacija su antenom. O čia už bazilikos sakė man geri dėdės, kad gražus vaizdas turi atsiverti. Aistė jau stebi panoramą. Neveltui lipom. Tiek laiptukų. Pamatyti ten tą aikštę iš viršaus. Kad pamatyti centrinę aikštę iš viršaus. Durnai, kad saulė va čia taip šviečia ir tokį rūką padaro. Vakare čia turėtų gražiai atrodyti. Kas teka, sakai? 2 upikės teka. Ir kas būna jau? Ir jos paskui išsiskiria. Viena teka ir paskui išsiskiria, atsišakoja 2. A tu matei kur? Nu, mes praėjom pro 2 tiltus. Čia ir pagrindinė. Ir po to dar einu vieną. It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby, Priėjom prie amfiteatro. Žodžiu, čia vyksta visokie irgi koncertai. Scena labai dažnai pastatyta būna. Tai dabar vat, iš vakar buvo irgi scena pastatyta. Dabar jie čia išmontuoja vis po biškį. O čia va tokie griuvėsiai likę visur. Nu, čia žmonės susisėda ir žiūri koncertus. Tai va čia 2 įspūdingesnės vietos ant viršaus užsilipus bazilika ir šitas. Šitas senas griuvėsis. Amfiteatro griuvėsiai, va tokie likę. Bombarduotas, vis tiek koncertai vyks. Nu, yra kur sėdėti viską. Įsivaizduoju, tokiu metu koncertas būtų. Čia gali biškį pasideginti.
ir pažiūrėti. Čia va antras amfiteatras, irgi čia kažkas vyko, kažkoks pasirodymas. to get me back to you. Leidžiant nuo kalno nekyla pulsas. Per porą valandų pakilo 10 laipsnių. Tai Antros valandos dienos 33. Max turėtų būti 33. Kai labai karšta, va taip reikia bėgti kalno, va kaip tas žmogus. Kol nebepagali. Cannot deny it's a ghost. O dabar priėjom Lyon miesto katedrą, pagrindinę katedrą, kuri nėra ant kalno. See Oluwa don't bless me. Not true, no be ghost ride. If they say I dey listen, O atėjom iš tenai va. girl, my darling, would you wait? Wait for me, girl. Yeah, 'cause now you dey cross my mind. Would you wait? Wait. O čia va pastatas atrodo nieko neįsiskiriantis, bet čia yra viskas nupiešta. Visa siena yra nupiešta, čia langų nėra. Realiai, kai eini pro tą pastatą, net neina atskirti. Taip originaliai nutapyta yra viskas. Čia va šalia pastato guli katytė. Ką kačiukas? O Jėzau. Čia va iš kitos pusės kaip atrodo. Žmogus kilimą ištiesė čia. Ten irgi balkone. Pykstas ar kas ten. Čia va siūlo irgi užeiti. Viskas nutapyta. O jeigu iš arti pasižiūrint, fainai padaryta. Atėjom į Laisvės aikštę pagrindinę, Lyono pačiam centre. Tai čia gali matyti irgi va vieną iš pasaulio kultūrinių paveldų. Tai bent įrašyta yra. Čia va didžiulė aikštė ir ten tas fontanas su arkliais. Nežinau dėl ko, bet Prancūzija atrodo, kad ne Prancūzija, nes arabų labai daug. Ką jie čia švenčia, aš net neįsivaizduoju. Visi važiuoja ir pypina su pypinėm po gatves. Atėjom prie vienų gražiausių pastatų Lyono mieste, prie operos ir baleto teatro. Va čia tas įspūdingasis operos teatras su 8 figūrom ant viršaus. O ten pažiūrėsim, kas ten per akmenukas. Čia turėjo būti fontanas, bet dabar tai čia kažkokia apleista statula. Net nutrupėjus ir dažai nukritę. Nu, tokioj vietoj biški čia tragiškai atrodo. Ką galvoji apie šitą statulą? Čia fontanas turėjo būti. Nu, tragiškai atrodo, dažai nusilupę. Čia nebeveikiant, va čia žiūrėti. Ne, nieks neveikia, va. Sugedo ten, va, mechanizmai. Kokia čia parduotuvė už jie? Haribos. Sakėm tokius, va. Už 10 eurų zefiriukų. Arba tokį maišą valgytum, nežinau, metus laiko turbūt. 2 kilogramai. Kas anyžą mėgsta? Anyžą. Visi mėgstamės. Žmonės pasakyti, kaip tokiam karštį išbūt reikia. Tokių dienų, kai šiandien būna porą dienų turbūt per metus. 32 karščio. Bet tie 32 karščio kažkaip labai jaučia žymiai karščiau. Tai nežinau, kaip reiks išgyventi. Dar iki autobuso 4 valandos liko. Aistė sakė, jaučias bei kaip Milane. Tikrai tokia prabangi, su tinkleliu uždėta, ne? Grindys irgi. Super. Kvapas smilkalūnų, tiesiog nerealu. Atėjome dar vieną vietą, kur yra decibelų biški daugiau. Čia galim sakyti aikštę, va, su fontanu. Čia gali eiti pabraidyti, va.
Vandenukas šiaip šiltas, aš taip įsivaizduoju. Gal nelabai norisi. Čia daugiau šiukšlynas. Ei, ponė, pasakykit, ko ieškom dabar? Mes jau 20 minučių tualetų ieškom, žiūrim pagal ženklus ir nėra. Nu, rodo ten yra, bet mes jau įėjom, prieš tai ir dingo jisai. Be to dabar esam viešbutį čia. Kaip rūmai, restoranai, kavinės visokios. Don't want nobody else around. When I'm with you, baby, nothing really matters. So like think baby. Na va, mes pasiėmėm paspirtukus dabar. Lekiam čia palei krantinę. Į kitos vietos, kur upė išsiskiria į dvi upes. Žodžiu, Salikė padalina jas. Va tenai ta špicė. Pats kamputis. Nu, kaip buvo su paspirtukais? Žodžiu, nepasiekėm tikslo. Nieko gero, nes paspirtukų negalėjom, bet kur palikti reikėjo ieškoti. Kur juos palikti, bet neradom nieko. Ai, apsisukom. Žodžiu, mes turėjom 2 skirtingus paspirtukus, vieną Bolto, kitą dar kitos firmos, Mėlyną, ir kiekvieną paspirtukų yra pritaikytos atskiros parkingo vietos ir turi, žodžiu, negali anksčiau, kaip anksčiau galėdai bet kokį paspirtuką bet kur palikti. Dabar tik turi visada ieškoti parkingo vietos ir priparkuoti, nes neleidžia kitaip užrakinti paspirtuką. O čia smirda kuom? Sisaliukais. Eik, tu kaip gerai kvepia. Eik. Tai žodžiu, norėjom į tą tašką paskutinį nuvažiuoti, kur upė padalina į 2 dalis, bet nepavyko. O kas tau čia taip susiraukos? Kuo toliau einam, to vis karštyn vis. Dabar 16 valanda, turim 34. 4 vakaro, 34 karščio, va, visas šlapas. Čia normalus oras skaitosi. Na va, sakė, misliai kofė ateisim, nes nebemanoma laukia išbūti. Aistė kažkokį cold brew, užsisakė, nežinau, čia kava ar kas? Šalta kava. Šalta kava su ledukais. Mano citrina su ledukai. Citrina, ledukai ir cukrus gal, nežinau, kažką dar įdėti. Žodžiu, karšta, belekai eina savo. Išprakaitavę. Bet nieko, atsigausim kada nors. Dar namo reikia grįžti. Iš po kavinės dar pavalgyti atėjom, va. Porą vrapų pasiėmėm ir sulčių atsigerti. Ant greitųjų. Ant greitųjų. Nereikia restorane laukti 2 valandas. 20 euriukų. Atvažiavau į Prancūziją, apsipirkau. Pirkau kopūstą, kavos, morkų, česnakų. Ką tik tai iš Lyono Maximus. Iš paprastos parduotuvės miesto centre. Nu, biški sau lauktuvių nusipirksim. 6:30 jau kilsim sparnus ir varysim į namus. 800 km per 9 valandas per visą Šveicariją išilgai. Pabaigai, kaip visada, ledų pasiėmiau. Bazilikas ir citrina. Tokio irgi derinio nesu niekada ragavęs. Rūgštumą turi ir bazilikas atsiduoda toks šiaip gaivumas. Prieskonį. Kai labai karšta, tai šiaip gaiviai visai. Jau mūsų autobusas čia netoli yra, tai jau žmonės taip jau būriuojas, laukia, jau sėdi, jau trinas, užpakalis, jau suvalgysim ledų ir važiuosim pas vaikų. Yeah. Tai biškį atsiprausėm, nuvalėm prakaitą savo dienos. Tariam ate, tikiuosi patiko šis trumpas video ir susimatysim kitoje kelionėje. Mes keliaujam namo į Vokietiją. Ate.